Tai gal pradedam turbūt, jeigu... Šitas, ja, nu. Labą dieną, gerbiami žurnalistai, žiniasklaidos atstovai, svečiai, mūsų palaikymo komanda. Aš esu Vytautas Švanys, Gedminų bendruomenės pirmininkas, ir vienas iš tos iniciatyvinės grupės narių, kurie inicijavo kreipimąsi, apie kurį mes informuosim vėliau. Ir čia visi faktiškai yra tie iniciatoriai. Ir Žemaitijos bendruomenių, kurios jungia daugumą Žemaitijos gyventojų vardu, noriu padėkoti jums, kad atėjote čia parodydami susidomėjimą šią spaudos konferenciją ir tuo pačiu jūs parodote savo susidomėjimą tą problemą ir neabejingumą tom galimom pasiekmėm, kurios gali būti dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos. Konferencijos tikslas yra paskelbti visos Lietuvos žmonėms Žemaitijos žmonių poziciją planuojamos vykdyti skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos atžvilgiu. Ir iškart galiu pasakyti, kad Žemaitija sako kategorišką ryžtingą ne skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai. Dabar aš turbūt, kad būtų aiškiau, čia yra pavardės nurodytos, bet labai trumpai paminėsiu, kad šalia manęs sėdi Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas. Žygaičių bendruomenė tapo savotišku Lietuvos Žemaitijos centru, inicijavusių šitą pasipriešinimo skalūnų dujų, turbūt reikia pavadinti aferai. Kitoje pusėje sėdi Laimutė Sugintienė, irgi Kėšių kaimo bendruomenės Elbenta pirmininkė, kuri buvo irgi viena iš to pasipriešinimo iniciatorių. Vaidas Lekstutis, Sambūrio Būkime vieningi koordinatorius ir Auškimių bendruomenės pirmininkas Klaipėdos rajono. Ir visi turbūt pažįstat Rimantą Braziulį, Žaliųjų judėjimo pirmininką. Žaliųjų judėjimui ir asmeniškai ir Rimantui, ir Janinai norim padėkoti už pagalbą, už metodinę pagalbą. Ir šį spaudos konferencija taip pat yra jų suorganizuota. Dar noriu informuoti žiniasklaidą, kad šitoj spaudos konferencijos svečio teisėmis dalyvauja gerbiamas Seimo narys Linas Balsys. Mes skirsim jam laiko konferencijos pabaigoje, patys sutrumpinsim savo pasisakymus, atsakymus į klausimą. Jis žiniasklaidai pateiks svarbią informaciją apie ES nutarimus skalūnų dujų klausimų. Taip pat, kaip minėjau anksčiau, mes čia susirinkom pasakyti griežtą ne valdžios planams vykdyti skalūnų dujų gavybą ir galiu atsakingai pasakyti, nes esu vis tik šios srities specialistas, esu 25 metus dirbęs, mano specialybė yra naftos žvalgybos ir gavybos inžinerija. 25 metus esu dirbęs naftos gavybos srityje kaip specialistas, kaip vadovaujantis darbuotojas. Esu dėstęs būtent tą dalyką naftos gavybą ir žvalgybą universitete. Tai aš tuos reikalus žinau ne tik teoriškai, bet ir praktiškai ir galiu atsakingai pareikšti, kad tai yra šitie planai yra tolygų Žemaitijos sunaikinimui, nes faktiškai nėra ir nebus saugių naftos šitos skalūnų dujų gavybos technologijų. Jeigu ten reikės detaliau, aš turbūt atsakydamas į klausimą tą labai lengvai pagrysiu, nes tas, kas yra išmetama į žiniasklaidą, tai yra daugiau toks propagandiniai
viešųjų ryšių triukai, kurie nieko labai mažai bendro turi su tikrų pavojų dėl skalūnų dujų nušvietimu. Noriu informuoti Jūs, kad mes parengėme kreipimąsi į Lietuvos Respublikos prezidentę, Seimo pirmininką ir ministrą pirmininką. Jį vėliau Jums perskaitys Jonas Nairavičius, Nairanauskas, atsiprašau. Ir svarbu tai, kad kreipimąsi pasirašė 275 Žemaitijos kaimo bendruomenės ir visuomeninės organizacijos. Kai kurios iš šitų bendruomenių, tai jungtinės bendruomenės apimančios po keletą, po keliolika kaimo bendruomenių. Tai galima sakyti, kad čia mes atstovaujame faktiškai visą Žemaitiją, visas Žemaitijos bendruomenės. O, kaip žinot, bendruomenės tai yra teritorija, tai yra jėga ir ignoruoti bendruomenių interesus, visos teritorijos interesus, tai būtų nusikaltimas. Bet be šito kreipimosi, parašų po kreipimosi, čia, tarp kitko, parašai buvo renkami tik 5 darbo dienas. Nepaisant partijų isterijos, jie kažkaip tai sužinojo kreipimosi tekstą, apie tą kreipimosi turinį, buvo sukeltas šurmulys savivaldybėse, bendruomenėse buvo vis perduota bendruomenėm, seniūnijom, kad blokuoti, kad kažkaip stabdyti tą parašų rinkimą. Bet tiesiog yra stebėtina, kokie yra sąmoningi kaimo žmonės, kaip jie nepasiduoda propagandai, kaip jie viską supranta. Jie supranta turbūt intuityviai, kad tai yra pavojus jų gyvenimui, jų gyvybei, jų ateičiai. Ir labai noriai buvo pakankamai nesunkiai renkami parašai. Ir be šitų parašų, bendruomenių parašų dar yra surinkta, parodys 9 000 asmenų parašų. Žemaitijos daugiausiai Tauragės, Šilutės, Šilalės gyventojų Pagėgių seniūnijos parašai. Dabar kas išprovokavo mūsų tokius veiksmus? Mūsų tas kreipimasis gali pasirodyti labai toks gal kam griežtas, gal kam agresyvus, gal dar kas, bet čia yra Žemaitijos žmonėms gyvybės ir mirties klausimas. Tai yra, mes jaučiam pilietinę. Ir premjero rinkiminės apygardos Suvalkijos. Kažką visi nukyti. Taip, bet mes čia atstovaujam Žemaitijos, bet aišku šitas. Tiesiog ta neaiški vyriausybės pozicija, premjero pasakymai, kad mes per bendruomenių galvas neįsim, atsižvelgsim į jų norus, nedarysim nieko, jeigu prieštaraus bendruomenėm, paskui staigus pasakymas, kad mes negalim skriausti ševrono ir nieko apie bendruomenės. Ir iš viso ta mūsų valdžios politika tokia netrodo, kad būtų nukreipta į ateitį, perspektyvą, kad turėtų kažkokią Lietuvos viziją, kažkoks jaučiasi trumparegiškumas, bailumas, neatsakingumas, gal galima pasakyti ir godumas. Ir visa tai puikiai atsispindi toje skalūnų dujų aferoje. Ir mūsų tas kreipimasis turbūt dar turi tokį tikslą, tiesiog kažkoks pabandymas. Mes niekad neišbrisim iš to melo liūno, jeigu visą laiką meluosim savo ir kitiems. Vieną kartą reikia pradėti daiktus, vadinti savo vardais, vadinti žmonės, kas jie yra, reiškinius irgi vadinti reiškinius tikraisiais vardais. Tai yra pasakyti vieną kartą, kad karalius yra nuogas ir tai yra vienintelė išeitis mums išbristi iš tos padėties, kur dabar esam ir toliau grimstim. Tiesiog yra pavojinga Lietuvai. Šita afera tai yra jau nebe kokia piniginė afera, kad ten pagrobiami milijardai ar kas tai yra. Pinigai tai juokas, galima juos atspausdinti, bet čia yra surišta su
vandens, žemės praradimu, ketvirčio Lietuvos teritorijos praradimu. Tai yra, turbūt sunku istorijoje surasti tokią grėsmę Lietuvai, kaip šitas skalūnų planuoja vystyti skalūnų gavybą.